Sveiki, mes esame Scratch svetainėje scratch.mit.edu, o Scratch'as yra žaisminga programavimo aplinka vaikams, su kuria galima kurti visokius animacijas, žaidimukus ir panašius smagius dalykus. Galima pasižiūrėti įvairių pavyzdžių, nuo kurių galima pradėti kūrybą, tarkim, kažkoks tai šokis. Ir kiekvieną pavyzdį galima ne tik išbandyti, paspaudus žalią rodiklėlę, bet ir žiūrėti, kaip jis sukurtas. Štai čia matosi, kad yra du veikėjai ir scena, ir kiekvienas iš jų kažką daro. Truputį gal užskubėjau, bet iškart galima ir suprasti. Tik reikia įsijungti lietuvių kalbą. Ką daro dinozauriukas? Jis visada vis pakeičia savo kaukę. Kaukės yra čia, reiškia dvi pozicijos ir jis jas kaitalioja, atrodo, kad šoka. Ir juda dar. O kitas veikėjas, ką daro, irgi keičia kaukės. Irgi atrodo, kad smagiai juda. Dar yra scena, kuri turi ne kaukės, bet fonus vadinasi. Ir taipogi, matau, čia visaip žaibuliuoja. Taip. Tai galima netgi pačiam paskui pakeisti ir išsisaugoti savo naują versiją. Gerai, grįžtam atgal truputėlį. Taip, starti. Dar atgal. Ir pagalba. Štai, kaip sakant, čia kaip skilty svetainės galima ir parsisiųsti Scratch'ą naudojimui be interneto. Čia yra tokia versija, pagrįsta Adobe Air technologija. Arba netgi parsisiųsti senesnės versijos, 1.4 Scratch'ą, taip pat šiek tiek metodinės medžiagos, PDF-e ir video pamokėlių. Yra dar wiki, būtent skirtas įvairiems Scratch'o galimybėms aprašyti. Verta turbūt paminėti, kuo skiriasi 2.0 versija nuo ankstesnės. Bandom paieškoti. Scratch 2.0. Nu, pažiūrim. Taip. Reiškia, tai viena iš versijų, šiokia tokia istorija ir galbūt bus kažkur paaiškinimas. New features. Naujos savybės. Galima padaryti, kad pačiam veikėjuje kažkas biškį būtų animuojama ir judėtų. Galima klonuoti veikėjus. Galima naudoti tokius kaip debesų kompiuterijos elementus, saugot kai kurios kintamosius tiesiog serveryje, jų reikšmės. Galima sukurti savo blokus, komandas, kas yra tikrai labai smagu ir naudinga. To anksčiau nebuvo ir kartais pritrūkdavo. Taip, galima čia jau pačiai svetainėje susikurti savo puslapius. Galima garsą redaguoti ir įrašinėti. Galima datą nuo 2000 metų sužinoti programuose. Galima naudotojo vardą, jeigu jūs esate prisijungęs prie svetainės. Ir netgi galima, dar vienas dalykas, kai piešimo redaktoriuje galima naudoti tiek taškinę grafiką, naujai atsirado vektorinę grafiką, kas leidžia daryti gražesnius, taip sakant, glotnesnius veikėjus. Ir netgi pagal video kamerą galima valdyti valdymą daryti, kad sektų judesį video kamerą ir pagal tą judesį judintų veikėjus ar ką nors kitą. Pavyzdys, čia su ranka matomai mojuoja ir arba tos balionus gaudo, arba juos nešioja. Trumpai tiek apie naujas galimybės.